aplinka gana įdomi, graži. Privatus baseinas. Ir jacuzzi. Jacuzzi. 2 pirtelės. Kontrolė pravažiavo. Sėkmingai buvo patikrinti dokumentai. Labai žiūrėjo į akis. O dabar važiuojame atsileisti. Tiltai 5 arkų, abiejų ilgis 180 metrų, aukštis 31,5 metrai. Labą rytą. Labą rytą. Senai matėmės. Tikrai, bet moto sezonas dar tęsiasi. Mes pagalvojom, jūs dar nematėte mūsų vieno keliuko, kuris važiuoja link Rusijos, Lenkijos, Lietuvos trikampiuko. Tai va, šiandien bandysim aplankyti tą vietą ir parodyti jums. Tai labai graži vieta su nuostabiu ežeru ir kokia ten to ežero istorija taip pat pamatysite. Pabandysim papasakoti. Taigi, minam į vištytį. Žinoma, Kibininė. O kur mes esam? Netoli? Jau netoli Aukštadvario. Ir Kibinai tikrai čia skalbus. Taip. Taip, verti dėmesio. Nu, pirmoji pertraukėlė. Šitie Kibinai. Va. Sultinukas ir kibinukai. Tikrai verta čia stabtelti. 50 nuo Vilniaus. Turbūt 50. Gerai, 30. Nedavažiavau iš Aukštadvario. 20 km Vilnių pravažinėjome. Taigi, skanaus su pusryčiais.
Važiuojant negaliu praleisti progos pasivaikščioti tarp šių nuostabių, gražių, didžiulių ritinių, kurie yra išsidėstę nuostabiai ant žemės, tarsi ant kilimo. Tai bevaikštant jaučiu kvapą, tai tarsi apie pabaigą ir naują pradžią, tai yra apie rudenį, kaip žemė ruošiasi miegui. Vykstame nuostabiu keliu į miestelį Vilkaviškio rajone prie Vištyčio ežero. Tas miestelis įsikūręs Sūduvos aukštumoje, šiaurinėje Vištyčio ežero pakrantėje. Važiuojant į Vištyčio miestelį nuo Kalvarijos pusės pro akis neprasprūsta vėjo malūnas. Tai miestelio simbolis, pavaizduotas ir regioninio parko logotipe. Jame išlikusi autentiška vidaus įranga. Prieš 100 metų pastatytas malūnas yra vienintelis valstybės saugomas vėjo malūnas visoje Marijampolės apskrityje. Šiandien puikia proga jį apžiūrėti ir apžiūrime jį aplink. Tai ir Vištytis. Vištyčio miestelio pavadinimas kilęs nuo Vištyčio ežero vardo, kuris rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas kryžiuočių žygių į Lietuvą aprašuose. Tai viena seniausių Vilkaviškio krašto gyvenviečių ir manoma, kad įsikūrusi apie 1530 metus, kai karalienė Bona Alytaus girios vakariniai pusiai steigė naujas gyvenvietės, stiprindama Prūsijos pasienį. Miestelio centre atidaryta regioninio parko lankytojų centras. Išraiškingos architektūros pastate telpa ne tik direkcija, bet yra ir ekspozicija Kalvotojų Suvalkija. Vištyčio ežeras tikras šios vietovės simbolis. Giliai mėlynas vanduo tarsi veidrodis atspindintis dangaus permainingas spalvas. Šis ežeras padalintas, per ežerą eina pasienio zona, o Lietuvos pusėje įsikūrusių daug poilsiaviečių, kempingų, pliažų. Vyksta intensyvi žvejyba, atvyksta ne tik vietiniai poilsiautojai. Į poilsiavietę vykstame ir mes. Viktorija. Na štai ir atvykom. Nu, šeimininkė. Taip. Patenkinta? Labai. Nu. O, miegamasis. Kambariukai. Viskas čiki. Nakvynė.
56 eurai. Vištytis. Paskui pademonstruosim restoranėlis yra, ežeriukas yra ir aplinka gana įdomi, graži. Na štai ir 3 valstybių sieną susidūrėm. Matau Rusiją, Lietuvą, o ten Lenkija. O taip va. Lipt negalima. O, atvažiavom Žečpospolitą, Panstva, granica. A čia visi, kurie atvažiuoja, uždeda savo liudininką. O, matai, visokie bum bum bum. Perkūnas pravažiavo. Irgi buvo Perkūnas. Nu, o mūsų lipdukas kur? Mūsų kur. Daromas. Einam dabar tada prie Lietuvos Respublikos. O čia? O čia Lietuvos Respublika. Čia Lietuvos. O. Respublika Litvinė. Nu. O ten? Vištytis. Nu. Na, reikia dabar nusifotkinti prie šitą. Nu, reikia nusifotkinti. Ir Lenkijoje, ir Lietuvoje. O, už to stulpelio Rusija. Kitą dieną atvažiuoju pasimės, meškėjai važiuosi, gali deką rastas. Zatimai man. O. Vakaras, saulutė leidžiasi. Pasimėgavimas džiakuzyje. Taip, vakaro uždarimas džiakuzyje. Ir tenai yra Vištyčio ežeras. Kur netrukus bus saulėlydis. Privatus baseinas. Ir džiakuzė. Džiakuzi. 2 pirtelės. Taigi. Ir visa tai Vištytyje. Žiūrime saulėlydį. Viktorija kempinge. Žiūrime saulėlydį. Žiūrime saulėlydį. Nu, žiūrime saulėlydį. Kągi. Labas rytas. Labas rytas. Vakar nespėjom nieko aprodyti. Tiek daug visokių reikalų buvo. Ir maudytis reikėjo, Ir baseinai, ir skanus pietus. Nu, viskas fantastiška. Laikas sprogo. Nu, prie šaltinėlio nuvažiavom, į pasienį nuvažiavom. Nu, žodžiu, nespėjom jums parodyti ežeriuką. Nu, dabar prasieisim va stovyklavietę, daug maž aprodysim, kaip kas čia yra, kad jūs susidarytumėt įspūdį. O mūsų baseinuko oranžerėje. Taip, tai va čia visas tas stovyklavietės priimamasis. Čia visą promenadą. Einam link ežeriuko, tada parodysim. Vaikšto žmonės, va, įsimiegoja pirmieji. Labas rytas. Skanaus pusryčiaujantį. Štai. Vasaros staliukai, bariukas.
poilsiaujantiems. Čia yra ir konferencijų salės, ir paveikslų galerija. Kokius po stogu pasėdėti. Na, taip, stovyklaujantiems. Čia va jau žmogeliukų su kemperiais privažiavę. Ten kaip ir einam apžiūrėti, čia va visa ta promenada į ežeriuką, Vištyčio ežerą. Mega turistai. Bet nedaug jau likus. Vasarėliai pabaiga, tai ir mūsų skeltanagiai kitam krante. Ir siena va vidury. Jo, už to plūduro plaukt nebegalima, o tai teks bulvės skusti ilgai ir nuobodžiai. Va tas va ir Vištyčio ežeras. Lankytės blūdyje. Kažkas susiruošė dar išsimaudyti. Nu, čia va visas infrastruktūra. Pirčikė, dūminė, ar ten, kaip ten jie akmenys iškaitinė ir tada parinėsi. Taip, viskas vietoje. Liuks. Tai va tas va toks. Ir Vištytis šiandien gana ramus. Matosi iš tavęs kaip gaivu. Į Vištytį plaukia? Ar į Rusiją? Taip mes ją matėme išplaukiančią. Paskui skuto bulvės iki kito filmuko. Einame į restorančiką papusryčiauti. Jau dirba. Basas klientas vaikšto į restoraną. Nu ką, einam žiūrėti. Restorančikas. Vaikų kambariukas. O čia bariukas. Tęsiant pokalbį apie šią stovyklą, tai dar yra išlikę ir tokių namukų. Nu čia aišku jau naujesnės statybos namukai vasaros stovykloms. Pažiūrim, kas čia yra viduje. O čia jeigu matosi kažkas. 2 aukštės lovos. Jo, tokie jau pagyvenę. Bet, sakyčiau, užilvytė galbūt ir gražesnė namukai. Visas stovyklavietės parkas. Jo, čia irgi stovyklavietė. Sakė, 4 stovyklos buvo šiemet. Manau, kažkas gali atvykti ir kurti kažkokius tai seminarus, stovyklavietės vaikam. Viskas, infrastruktūra yra. Ar 4 būrys pasiruošęs tolimesniai kelioniai? Taip, pasiruošęs. Su čemodanai sukrauti, paruošta. Kągi,
Atsisveikiname su Viktorija Poilsiaviete ir dabar važiuosime, kas buvo ne pagal grafiką. O kur? Pamatysite. Žiūrim toliau. Atvykome į 3 valstybių sankirtą. Vakar miškais ten buvom nusiboginę. Iš vienos pusės. Miškais, kur kontrabandininkų keliai buvo. O šiandien pravažiavom šiandien pasienį. oficialus. Taip. Vištytis, Lenkija, Lietuvos ir Rusijos pasienio lankytinos vietos ir simbolis, kur 3 valstybės susiduria. Tai va čia visas tas reikalas. Čia atvykome. Nu, įdomu. Ir net parodyta, kur galima čia Lietuvoje pakeliauti va šitoj daly prie Vištyčio. Visas žemėlapis toks, kaip sakoma. Va taip va. Va taip va. Servizą jau radai? Ai, pompikė. Ai, tai labai protingas darbas. Atlenkė kaip sugalvoja. Nu. Ir raktukas, va, dviračių serviziukui. Pompikė. Važiuojame nuostabiu keliu, vingiuojančiu per miškus, grožimės rudenėjančiais laukais. Vykstame į Lenkiją, prie Stančiukų tilto. Stančiukų tiltas tai didžiulis architektūros stebuklas. Šis tiltas primena praeities laikus, kai geležinkeliai jungia kraštus, o šiandien tai tapo keliautojų ir fotografų traukos centru. Šis tiltas yra Šiaurės Lenkijoje, Romintos girios pakraštyje. Pravažiuojame Vižainių kaimą, kuris yra šiaurės rytų Lenkijoje. Kaimas yra apie 35 km į šiaurę nuo Suvalkų.
Pravažiuojame 3 valstybių Lietuvos, Lenkijos, Rusijos sienos sankirtos stulpą, kuris yra 3 km į pietus nuo Vištyčio ežero. Šis taškas nustatytas 1422 metais Melnio sutartim, kai buvo įteisinta siena tarp Lietuvos, Lenkijos valstybių ir Rytprūsių nustatytas taškas. Dabartinis sankirtos taškas oficialiai įteisintas, nustatytas Vilniuje trišalių susitarimu 2005 metais spalio 27 dieną. Beje, 3 valstybių sankirtos taškų visame pasaulyje yra vos 134. Važiuojame toliau. Bo ubiegłym razem była przewaga panny zdecydowana, to dzisiaj postanowiliśmy, że nie był jednak parytet. Magnetiki. Iš visų bėgių liko tik tokie. Įėjome apžiūrėti tiltą. Įėjimas kainavo žmogui 3 euriukai. Taigi, einame tiltą apžiūrėti. Aišku, nuo tilto jau bėgiai nurinkti visi. Liko tik tas fragmentas. O taip įspūdinga šiaip jau. Šiaip jau tikrai įspūdį padarė. Einam ant tilto. Nu, einam. Einam ant tilto. Apžvalgos bokštas ten. Nu, pravažiavo. Nu. Nu. Abu tiltai 5 arkų, abiejų ilgis 180 metrų, aukštis 31,5 metrai. Tai aukščiausi tiltai Lenkijoje pastatyti pagal senovės Romos akveduko prie Pont du Sart pavyzdį. Tiltus projektavo vokiečių inžinieriai. Su tilto statyba susijęs įdomus faktas. Juos užbaigus 1926 metais vykusios audros išnyko greta kaimo buvęs Stančiukų ežeras. Visą informaciją radome Google, nes norim pasidomėti, apie ką šitie tiltai, nes tikrai mes neplanavom iki čia atvažiuoti. Vau, ai! Labai, žiūrėk, vau. Kaip gražu. Taip, labai gražu. Jaučiuosi kaip į kokią Lenkiją atvažiavęs. Ne?
stovi malūnas. Prie kelio. Laikas jau važiuoti namo. Dar čia? Jūs dar čia? Vis dar žiūrit? O, tai šaunuoliai. O mes jau atsisveikinam. O mes norim atsisveikinti. Taip, tokios nuostabios kelionės trumpos, savaitgalinės, bet įspūdingos. Ir įdomios, turiningos. Tai mes, Daug kas neplanuotai. mes stebinsim ir toliau savo tokiu šokinėjimu. Paukšt, 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 Lietuva, Paryžius, Lietuva, Londonas ir Lietuva, taip toliau. Lenkija. Taip, Lietuva, Lenkija. Taigi, iki kitų. Kelionių. Ate, prenumeruokit. Nu būk. Spausk. Paspausk tą laiką. Nesunku ten. Ir prenumeruok. Nu, mes augantis organizmas, mums reikia jūsų. Iki.